Sveiki, aš esu Paulina, čia mano brolis Mantas ir šiandien mes filmuojam video pirmą kartą savo gyvenime, ta prasme tokį oficialų, kai išbandysim Sourcebox dėžutę. Parodyk, kas čia per dėžutę. Apie ją plačiau galėsit pasiskaityti video aprašymę tenai žemiau, o aš bent jau trumpai pristatysiu, kas tai yra, kad jūs žinotumėt, kodėl mes apskritai filmuojam. Tai čia yra kasmėnesinė prenumerata sveikų ir neįprastų užkandžių. Mes nežinom, kas yra toj dėžutėj, todėl šiandien filmuosim ir bandysim, kas tai yra. Čia yra Liepos mėnesio, bet turim užsisakę rugpjūčio, tai jeigu jums patiks, galbūt padarysim rugpjūčio mėnesio. Tai va, nežinau, gal bandom jau daryti, nes labai noriu. Taip, išbandysim ir paskui bandysim išrinkti savo favoritus ir jums parodyti. Darom greičiau. Meniu. Gerai, bet čia dar reikia išsiaiškinti, kas tai yra. Kokoso čipsai. Dabar bandysime šitus. Ir tai yra rūkyti kokoso traškučiai, kažkas tokio, su rūkyta paprika, laimu ir jie yra veganiški. Aukio. Kvepia kaip tiesiog čipsai. Arba dešra kažkokia nelabai vegan skamba. Gerai. Ir jie yra labai smulkūs. Žiūri, kažką primena, o dieve. Neskanus. Kokosas jaučiasi tik po to, pirmą jauti visus prieskonius. Labai sūris jaučiasi. Nors čia nėra tikras sūris. Bet geras. Kokoso tai neženklo? Paskui pasijaučia. Tekstūra kokoso nebent. Ir riebumas jaučiasi kokoso. Kad jaučiasi, kad valgai kokosą. Iš pradžio jaučiasi paprika, o paskui tas sūris, nors sūris yra veganiškas. Bet skanu. Man patinka. Kiek duotum iš 5? Man tai kokie 4, tai tikrai. Na, aš jaučiu 2,5-3. Gerai. O iš čia. Neandertalietiški niblai. Skanukai. Gerai. Ir čia yra be jokio cukraus, saldžių bulvių granolos. Apibūdinta kaip skani riešutų skonio picos gabaliukas. Picos gabaliukas riešutų skonio. Bet man patinka granola, tai aš tikiuosi, kad patiks ir šitą. Čia riešutai, visiškai riešutai. Net nežinau, kieno čia kvapas. Čia esmė tokia, kad čia yra riešutai, bet jie, Su prieskoniais turbūt. Ai, tai čia jo, saldžios bulvės. Anakardis. Atrodo, kad valgyčiau traškę bulvę saldžią. Batatą. Skonis tai grinai kaip saldžios bulvės, bet nesakyčiau, kad labai patinka. Man kaip tik šitas labiau patinka nei tas. Ne, man šis labiau. Kiek duosim? Aš tai 2. Aš 4 tikrai. Čia yra The Bondi Kitchen, energijos kamuoliukai. Ir čia yra akai, čia sėklų ir aviečių. Tie veganiški, nėra kviečių ir nėra pieno produktų. Aš jūsų spaudžiu. Man patinka, kad šituose dalykuose nėra pridėta kažkokių kvapiklių. Ir tu, ta prasme, ką jauti, tai yra tiesiog natūralūs kvapai. Palaik, paskaitysiu. Datulės, anakardžiai, migdolai. Ir visos uogos yra liofilizuotos. Nelabai jų daug čia. Nes jie tik 3 yra. Tikrai 5. Aš labai panašius dariau. Jeigu nori pasižiūrėti džiovintų vaisių Rafaelą, receptas yra. Šis 5. Man dar kas labai patinka, kad visų šitų dalykų užkandžių pakuotės, tokios gražios, pasižiūrėkit. Čia yra, žinai kas, nesaldintas beržų vanduo, kitaip mums žinoma sula, ir sumaišytas su obuolių ir imbiero sultimi. Parašyta, kad nesaldu, be jokio cukraus. Na, aš įsivaizduoju, parašyta shake well. Man tai atrodo, kad čia kažkoks kitoks mechanizmas yra. Opa! Bet patogiau gerti. Patogiau gerti švėlį. Imbieras. Ir obuoliai. Toks į nosį.
Nežinau, ką atsigėriau. Atsigėriau vandenį, tada atėjo imbieras, ne, buvo obuoliai, bet dabar imbieras jaučiu žanduos ir liežuvio šonus. Bet tokios kaip labai praskiestos obuolių sultys su imbieru. Man čia grinai. Bet aš neatsimenu, kaip ką reikia. Ko toliau, to geriau. Jau beveik 4. Neišgerk viso. Jeigu čia yra tai, apie ką aš galvoju, paskaityk, kas čia yra. Citrinos žievelės, kokoso ir lukuma. Gerai ragaujama. O, kaip kvepia. Lukumas tu sėklos gal čia. Kvepia kaip rangų kremas. Kaip tokie užkandžiukai, tai faini, bet... Jis visai kartus, bet man visai patinka. Man patinka tokie dalykai su kokia kava, pavyzdžiui. O toliau to geriau ir vėl. Na. Iš pradžių jaučiasi labai citrinos ta žievelė, paskui kokosas ir paskui galiausiai sėklų skonis. Dar jie. Kiek šitam duotum? Man visai patiko, 4. Pili nuts. Raw chocolate and coconut. Radau. Nežinau, kokie jie. Pamatysim tuoj. Jie tokie traškus, bet minkšti. Tokie riebus. Jie ištirpsta burnoje, atrodo. Na, čia riešutai kakavai. Labai primena braziliškus riešutus, tokie planesni ir netokie riebus atrodo. Žiauriai skanu, o die, man šitai labai patiko. Ir tu jauti, jie nėra saldus, tokie truputį nuo kakavos, bet šiaip... 5. Visiškai 5. Gerai. Superfood šokoladas. Čia yra vienas dalykėlis kažkoks, kaip dalinsimės. Čia triufelis su kokoso pienu. Patarė tipo po sportavimo. Čia su daigintais grikiais. Pažiūrėk, kalorijų. Vienas šitas kamuoliukas turi 90 kalorijų. Sudėjo viską, kas geriausiai į vieną užkandį, kad toks būtų ir tai sveikuolis. Aš iščiau žodžiu. Bet toks geras kvapas. Toks triufeliukas. Tau nepatiks. Ne taip ir blogai. Aš duodu gerai 4. Ir šitas man labiausiai kol kas patinka. Džiudžiubė kris, aš žinau. Pakelia jūsų nuotaiką, nuramina mintis ir pagerina jūsų miego kokybę. Džiudžiubė fruit, vadinamas raudonoji datulė. Ir dar viena graži pakuotė, kurią šiaip gaila praplėšti. Kokie mėly. Kaip čia parodyti? O, kokia faina. Aš noriu 2. Atrodo kaip medis. Įsivaizduokit liofilizuotą datulę. Ne, įsivaizduokit džiovinto obuolių traškučiai. Iš pradžio tai jauti ir paskui tik datulės skonius ateina. Šitam visam maišelį yra tik 72 kalorijos. Įsivaizduokit, vienas va šitas dalykėlis, triufelis, yra daugiau kalorijų. Čia logiška, aišku, bet... O čia yra geriausia dalis. Ne, šitas pietakas. Kaip gerai, kad šitas liko galui. Čia yra... Tiek šitam duos? Ai, 5. 5. Čia yra flapjackas. Kas nežinot, kas yra flapjackas, tai yra... Jis labai skanus batonėlis. Sūdytos karamelės. Nemėgstu sūdytos karamelės. Aš taip mėgstu. Datulės, soja. Ai, čia yra proteino batonėlis. Saulėgrąžų sėklos. Ir jisai labai, aš įsivaizduoju, kad jis labai gerai prieš kokią treniruotę yra toksai. Sakiau, nemėgstu sūdytos karamelės. Pamirški. Bet primena hematogeną, tikrai primena. Čia visais ryžių traškučiais. Jis labai minkštas ir tie ryžių trapučiai duoda tekstūrą. Žiūrėjęs, bet jį visą vienas nežinau ar suvalgytum. Ne, man porą kąsnių užteko. Tai čia daug datulių. Duodu 5. Nu, jo, 5. Tai ką, mūsų favoritai išrinkti. Pirmas dėžutės atidarimas, skaitau, kad pavykęs ir tikrai bent jau aš tai labai patenkinta. Visi užkandžiai tikrai labai skanus ir jie tokie tikrai motyvuojantis sveikai maitintis, kad nebūtina vien, nežinau, morkytės ir riešutus sugraužti. Jeigu jūs norėsit pamatyti mūsų emocijas. Taip, kai mes atidarinėjom savo antrą gyvenime dėžutę, tai leiskit mums žinoti. Ir jeigu norėsit daugiau žinių, visokių receptų, tai nueikite į Facebooko puslapį Baklazanas su DMZ
Ir Taip pat ir Instagramas. žodžiu, kažkaip tikrai susisieksim, viską galit pasižiūrėti apačioje, aprašyme video. Ačiū, kad žiūrėjot ir nežinau, manau, kad iki kito karto, jeigu jums patiks. Bye. Iki. Kokiu riešutų? Dėkui, Algi.